ruošiasi keisti darbą, Giedrius, renkasi specialybę, matau. Tai dėl ko tu čia rengiesi dabar šitą uniformą? Ne per mažas geras? Einu žiūrėt lavos. Tai ar čia pamatysis lavą? Taip. Rūta. Ką? Lavą pamatysim čia? Pamatysim. Oi, tu sau. Nereiks į Islandiją skristi, įsivaizduoju, kiek mes sutaupom. Na, pasiruošę, lopę tą duodu ir savo scale galit ševelinti jau. Va. Darbo. Nu, matau, kad jau pasiruošę. Einam lavą nukreipinė. Zita praves mokymus, bainai daugiausiai dirbus. Su patirtim Giedrius, tai naujokas. Tu už tai nemokėjai užsidėti maskės, va, kodėl? Tai kaip jūs jaučiatės dabar su tokiom aprangom? Visai nieko, žinau. Patogo, ne? Man patinka. Aš net kvėpuot negaliu, aš nežinau, kaip dirbti galima su tokia apranga. Nu, pasižiūrėsim, kaip laiptais lipsim, nes reikėsim 3 aukštą dalipti. Nu, kaip batai, atkreipkite dėmesį, su štai, su tokiais batais. su etiketė dar. Armstrongas į mėnulį lipo. Nu. Ar aš gražiai atrodau? Labai gražiai, labai Zita gražiai. Dabar žino, kaip sykis Helovinas artėja, tai ta, žinai, moliūgai tokie, du moliūgučiai. Nepribrendęs moliūgėlis. Mokyti paprasčiausiai tvarkingai, švariai. Aš supervisoris. Nu, okei. Pro duris. Čia yra paketas, kuris apačioje skrapbėjui, vadiname skrapbėjus, tai yra vieta, kur atvežamas visas jau truputį pasmulkintas ir perrinktas pieno laužas. Tai žodžiu, tada jisai yra pripildomas to pieno metalo ir su kranu jisai pakeliamas. Pagrindinės finisas, kuriame yra lydomas visas skrapas arba visos atliekos iš pieno. Tenai dabar matosi buketas, kuriame atvežamas tas skrapas ir jisai tada dedamas į tą pagrindinį, tą lydyklą. Dabar supils. Įpylė naują kiekį metalo lydymui. Tada nusileidžia 3 metaliniai elektrodai, nes stilas yra lydomas su elektra. O kas vyksta į tą šachtą traukimus, įsirengęs koks? Tenai nutraukia visus dūmus ir susikaupusias dujas, šaldoma viduje vandeniu. Ir iš išorės, kur tenai matėm, kaip tik tai atvažiavo man saito, yra kaminas ir balti dūmai pasirūksta. Tai jie išeina tų baltų dūmų pavidalu, nes jie ten yra vandeniu nukenksminami, tai tiesiog čia išeina į tą šachtą, išeina tiesiog baltų dūmų pavidalu, kaip garų pavidalu. Pakeistas tas tiekykla, ta visa vadinama, jinai kažkiek laiko ten kas pusmetį priklauso nuo to, kaip ją sugadina, tai jinai yra tvarkoma.
čia matosi apiteka išlydytas plienas, o tos tokios rovelės tai yra dujomis kaitinama, kad tas plienas jisai netirštėtų ir kol jisai subėga į tuos griovelius ir tenai tuose grioveliuose jau taip ir formuojami tie biletai. Čia ką, kerpa kokio dydžio, nes jie eina 6 metrų 12, tai čia kerpa kokio dydžio. Tas lydymo procesas labai priklauso nuo plieno, kokį turi. Bet jisai ilgiausiai gali užtrukti iki 45 minučių. Kaip šiandien matome, tai vyksta labai greitai, kas gal 10-15 minučių. Tai vadinasi, kad plienas nėra labai kokybiškas, nes jį labai lengva yra išlydyti ir jisai nėra labai dideliais gabalais. Tai čia važiuoja visos Anglijos skrep mašinos, visos metalo visos atlikos. Taip. Iš visos Anglijos važiuoja čia. Taip, Seven Steelas 95% skrapo yra UK. Jo, ten sustumė toliau, ten baisiausias vėjas pučia ir juos džiovina ir paskui jie suspengia, nes džiovina šaltas, suspengia. Nu, įspūdis tai aš nežinau koksai, nesu niekur gyvenime tai buvus. Antras momentas, kada supila tą skrepą ir jį degina ir tie visi sprogimai tokie, tai toks jausmas, kai Biblijoje parašyta, kad žemės elementai sudegs, tai tu vos ne tai įsivaizduoji, kad taip viskas atrodys. Ačiū, Rūta. Super ekskursija, visiems linkiu. Na, dabar neatsiginsiu norinčių. Dabar papasakosiu biškį irgi vieną naują darbuotoją pradedantį dirbti. Tai va būtent apie tą, kur Zita pasakojo tą epizodą, kada elektrodai eina į tą puodą, kur supiltas tas visas skrapas plieno ir kai jis pradeda deginti ir kai pradeda šaudyti ir ten, žodžiu, aš turėjau Agnę tokią supervisorę, jinai nusivedė naujoką čia parodyti vietas, nes mes būtent turime praeiti, mano darbuotojai turi praeiti būtent pro šitą vietą, kurie eina į kantyną, tualetą ir į tas valymo vietas. Ir jinai man skambina, išsivedusi naujoką parodyti, jinai man skambina ir sako, Rūta, aš jį pamečiau. Sakau, ta prasme, kaip tu jį pametei, aš jau išsigandau, nes čia ganėtinai pavojinga, tu nusuksi ne ten ir tu jau vos ne pats gali tą baketą impulti. Ir ant tų žodžių atsidaro mano ofisas ir įeina suaugęs vyras apie 120 aukščio, 2 metrai, miksuotas juodukas ir tu gali matyti, kad jis baltas net matosi ir jisai sako, man mokėkit 1 milijoną, aš čia neįsiu daugiau ir aš nevalysiu tų varėjų. Ir jis taip niekada pas mus ir nepradėjo dirbti, nes ne visi gali, man atrodo, tai pernešti ir ištverti. Tai štai man